Ია თვალწინა მიტკეს ლამაზი ჟოლა მამკიდოს ნაშია დეზი ბრაჩებს ალბურჯასა გადავერიოს ყვაშია თქვენთან დაღლურად ციცოცხლე სიკვდილინი ჯობს სტაშია ამისხი დავალემირე ელვინო ხერდიანი ეგება ზაღლავი ფიქრო ქვეყნის Jak gdzieś jego kadra populsy. A szukać wiesz? Kur randatės, ką veikia? Randamės Tbilisyje, ir esam centre, kuris yra labai gražus. Ir tai va, dabar turbūt eina kadrai, koks gražus jis yra. Matom labai gražią pilį, daug pilių, bažnyčių. Jūs irgi pasipuošė, matau, vakarai, taip labai pasiruošę. Taip išsipustę. Vilnių negali tokio padaryti. Padarė dabar tik tai Druskininkas. Jo? Aha, iš Druskininkų centro į sniego areną. Persivilti irgi per miestą, kavinę. Tyla cispratka ღამე ისევ დანებდა ნიავი ფარდას არხევდა რა დილა რა ცისფრად გათენდა ისევ დამასრუდილა და ჩემზე ადრე გათენდა ცათითქოს მოლისლული საოცარ სევდა სამხელდა ამხელდა Tremolებს tučebze Tvebiti šare Dinare qaviles Šobenit aღვიწებს Tremolებს tučebze Tvebiti šare Dinare qaviles შობენით აღვიწებს კიდირია ჩუმად კიდირია šentvis Už kadro esantis įrangos nešėjas, kuris entertainant pasirūpina.
Kaip jaučiatės? Kaip nestabiliai. Kaip sakant, imk pagaliuką. When we will break, okay, you can leave it. When we will break the bigger one, it will fall apart. If I want to get into days, I don't call you, so find me. Čia taip žiauru yra. Jo, tai va čia yra didžiausia. So it's so different for the stomach. Yeah. Neskubėkit čia. Pasidėk geriau šį. Kūnas. Dabar tiesiog atėjau šoną. Gausia ras kur kūnai statyti pervaryti. And for 2 lari. Giangioli. And he's saying Kopusta is 1 kilo 1 lari. Kur esam, ką pasakysit? Miške esam. Ir kaip miškas? Antrą dieną. Vakar po vyno aistę šiaip netaip pavyko prikelt šiandien. Ir šiaip nuramint. O ką šiandien kaip kalniniai nusileisim nuo kalno. Ir kilsim į kitą kalną. Tai tiek, o dabar einam kavos. Fantastika. Nenoriu rizikuoti tiesiog. Tai mes paimsim kitą džipą. Nu, Dariaus komentaras. Važiavam į viešbutį. Tai kiek žvaigždučių duotumėt šiam viešbučiui? Daug pažiūrėk. Į viršų pažiūrėk. Nematau nei vienos.
nakties viešbutį. Nakvojom čia, visai patogus, vertinčiau 4 žvaigždutes. Kaip Gruzijoje. Nieko, mes čia dar grįšim, dabar išvažiuosim į dykumą, gali būti, kad mus pagrobs kitataučiai. Nežinau, prie kokios mes sienos dabar būsim, bet visko gali būti. Tai va, tai tikiuosi, mes dar grįšim į šitą savo jaukų kampelį. Bet šiaip smagu, nuotaika gera. Liuks. Ačiū uždėmesi. Pişkulade hoçaşvana Hoşçakar ve tucaşıçvana Pişkulade hismelilde Amaryav haşı hismelilde Ir pasaka. Prašom, Nu da. Mes dabar laukiam leidimo, kad duotų mums įvažiuoti į parką iš pasienio punkto, jo. Mes esam netoli Azerbaidžano sienos ir ten Rusijos yra siena, už kalnų biškį, bet šiaip Azerbaidžanas. Tai va, tai gausim leidimą ir važiuosim siautėt po dykumą. Trečią dieną pradedam įtart, kad viskas nuo vyno taip gražu. Kaip sakant, man atrodo, iš tikrųjų mes dabar esam viešbutį. Jo, čia viskas yra nuo vyno. Kaip į sveikatą? Gamardžios. Gamardžios? Aha. Nu tai gamardžios. Ir saulė šviečia iš karto. Auka seniems dievams. Jo. Kaip dabar kertam graikį. Dabar neatsimenu, kaip vadinasi. Kanjonas. Meškų kanjonas, taip? Meškų kanjonas. Ieškosi meškų. Ir kaulų. Kaulų.
makaronai. Makaronai? Man atrodo, kad Kalniečių makaronų. kalniečių makaronai. Vidury, Audros makaronai. vidury gruziniško safario valgysim itališkus makaronus. Makaronus. Va kur, kaip sakyt, globalizmas. O Kazanas yra kokios tautos? Gruzinų. Kažkas neveikia? Nesikūrė. Mūsų Nissanas sako, šiandien ne. Vidury savanos strigom. Strigom. Pasikrovėm akumuliatorių nuo saulės baterijų. Užkūrėm savo visureigį. Pagelbėjo vietis rangeris. Praradom laiko 3-4 valandas. Šiek tiek sutrumpės mūsų maršrutas. Bet tęsim toliau. Važiuojam į grietinėlę, vadinkim, vaizdingiausias vietas dabar. Tai tiek. Labai karšta. Aistė net maikė užsidėjo, tai jau reiškia karšta. Aš irgi sutraukiau puikiuosius savo šortus ir rodau baltas kojas visiems. Tai va tiek. Pratęsim toliau nuo kalno viršūnės. Fantastika. Judam. Pasitrauk nuo manęs, apleisk ir palik mano miesto gatves, nes mano akių spalva šiandien visai kita ir mano minčių laukai žydi ir vėl naujai. Kelk greičiau. Nu Dariau, kas vyksta? Valgiam šašlyką. Valgiam šašlyką skanų labai, kuris net nemarinuotas buvo. Lipom į pilį, galit matyti ten, gan aukštai. Dabar mus paliko vienas, suradom draugų. Galit matyti, kas atkeliavo pas mus. Lapė. Ir nieko, sėdim, grožimės vakarų, važiuosim į viešbutį. O rytoj nauja diena. Rytoj keliausim į vyno daryklą. Paskanauti vyno. Tai tiek ir vyno. Na tai labas rytas, kur šiandien, kur esam, kur važiuojam. Labas rytas. Pirmiausia, visi buteliai jau ištuštinti. Vynas išgertas praktiškai. Liko vienintelis dalykas, ką liko padaryti, tai dabar iškilus tokiai situacijai, tai važiuoti pas Vindarį. Tai mes ir važiuosim pas Vindarį, kad pasipildyti atsargas ir užpildyti tą, kaip sakyt, spragą. Nu, aplankysim Kachetijos gražius vienuolynus tikriausiai ir grįšim į Tbilisį, kur žiūrėsim, kaip mums šoks dailios gruzinės ir dailūs gruzinai. O. Tai va, ir skanausim maistą. Pasaka. Toks mūsų planas. Jėga. Vyko čia dabar. Apsipirkom turgai,
Chaosas didžiulis. Nesusimušė dėl mūsų, bet viskas tvarkoj. Gavot? Viskas. Ką čia turim? Čiurčiolas. Vietinės čiurčiolas iš vynogių ir riešutų. O, įdomu. Bus paskanavę. Keliaujam toliau. Labai dega laiką. Judam. Na tai Dariau, ką veikiam, ką darom? Paragavom balto vyno. Pasirodė labai skanus. Pabandėm raudono vyno, dar skanesnis. Galų galiausiai pabandėm čiačios. Gali pafilmuoti butelį? Nu, viskas bus nufilmuota, nu. Čiačios irgi labai skani. Nu ir galiausiai pabandėm. The last one was like cognac, yeah? Yeah, Рождество подскольку. Полади стакан, зерзи. O, paragavom iš rago. Tokio mažo. Сколько здесь? 1 liter. 1 liter. Savo litriukas telpa. Ir čia vienam reikia išgerti per vieną kartą. Tai va, kaip matot, per litras. Aistė jau stovi apsikabinus stiklinę ir nelenda į kadrą. Buvo labai skanu. Šiaip tik norim pabrėžti, kad dabar yra grubiai mūsų laikų 11 valandų. Ir kaip panašu, kelionę visai užbaigtumėm jau čia. Tai kaip sakėm, į Nu, sveikatą. skanaus. Iki dugno. Davai. Не iki dugno. Вкусно здесь у вас? Хороший мастер. Знаете, что делать? Пейте еще. Ну, вино dar norit? Лекарства там есть. Налить? Она не хотела. Половина налить. Маленькое вино, да, тогда? Лекарства, да? Лекарство, да. Давай стакан. Čia nieko nebus. Nu, va, Вот тут Aistė, kaip savijauta. Karl, nori vino? Jo? Savijauta yra labai skanu. Prigėrim vyno. Dabar jau biški kelionė įsitepta. Kas vyno, kas čiačių. Kad čia primaišėm. Dabar matosi, kad tokie jau linksmi, kaip sakant. Bet diena dar tik prasideda. Vairuotojas irgi mineralinį gerą atkreipti. Vairuotojas irgi, kaip sakant, gerai, kad atsisėdo į mašiną. Važiuosim į kalnus. Žodžiu, viena istorija apie šitą vienuolyną, kaip Gonca minėjo, jisai jau it's from 2nd century? Before Christ. Before Christ. Prieš Kristų jau buvo šita vieta kaip tvirtovė, bet vėliau, kai konvertavosi visa šalis į krikščionybę, tada, buvo, kaip sakyt, arabai čia puolė, persai smarkiai puolė ir buvo vienas persų puolimas, kur jau čia hebrai jau žinojo, kad ateina didelė armija ir bus, kaip sakyt, bus rimtas mūšis ir karas. Jo, jie žinojo, kad ta prasme pasipriešinti tikrai negalės. Ir arba vienintelis dalykas arba pasiduoti, arba žūt kovoj. Ir jie tam buvo nusiteikę. Bet tada vienas iš šventikų, vienas iš, kaip sakyt, kunigų sugalvojo tokią idėją. Jisai va čia ant šito kalno surinko iš visur, kiek tik tai įmanoma, visas kiaulės. Ir po to, kai šitoj, kaip sakyt, kai jau atėjo ta mūšio diena, čia susirinkusios armijos buvo, tai tuo metu, kai vyko puolimas, jau jie čia lipo ant to kalno, jisai tas kiaulės paleido, visas kiaulės, nežinau, ten tūkstančiai turbūt tų kiaulių buvo. Ir, žodžiu, visi, kaip sakyt, jie išsigando tų kiaulių dėl to, kad nešvarus gyvulys ir jie ten, islamas, kaip sakyt, nepripažįsta ir jiems čia buvo kažkoks, kaip pragaras atsivėrė ir jie, kadangi labai išsigando, visi išsilakstė ir taip buvo, kaip sakyt, išgelbėta šitą tvirtovę, nieks nenukentėjo, vargšiai paršai rytasi per kalną.